Labą dieną. Kaip gyvenat? Ar per dieną nepasenat? Ką gerą, chebra, aš važinėju. Reikia pafilmuoti kokį vlogiuką gal padaryti, gal tokį nekelionę, gal kažkokį nesąmonę papezėjimų. Kažkaip, taip, tokia mintis man tokia kyla, stoteliai bestovint. Jeigu žiūrit šitą video, vadinasi, pavyko. Nes jeigu nepavyks, tai tada tiesiog galėsiu medžiagos nepanaudoti. Ir tiek žinių. Žiauriai geras oras šiandien. Pasivažinėjimui šilta, netgi karšta, vėjo nėra. Nuostabu. Judu link Vilniaus dabar. Važiuosime į miestą, pravažiuosim pro miestą. Pravažiuosiu visada. Nu, aišku, jūsgi su manimgi kartu keliaujat, taigi kartu ir važiuojam, ne? Okay, nu tai važiuojam tada. Kaip sakė šitas mimsų personažas. Ok, let's go. Ne, bala nosį reikia skimšti. Ok, let's go. Ui, kai vėjas košia smagiai. Užsidarom stikliuką. Nebekošia. Kalbant apie stikliukus, ką galiu papasakoti, dabar esu ant šalmų užsidėjęs tamsintą mėlynos spalvos, kad prie moco gražiai dėrėtų stikliuką, bet jisai yra iš AliExpress, kinietiškas. Tai jo kokybė tokia, sunkiau darinėjasi gerokai negu originalus. Ir panašu tiek ir, nežinau, garso izoliacija, jeigu čia taip galim pavadinti, matyt, tarpų daugiau kažkokie yra, ne taip jisai gerai priglunda. Tai vienu žodžiu, tame esmė, bet kame esmė, kodėl kinietiška geriau, ta prasme ne geriau. Jisai dvigubai pigesnis, jeigu ne trigubai. Aš dabar, jeigu nesumeluosiu, gal 19 eurų mokėjau šitą kinietišką, kai originalus Lietuvos parduotuvėj monto prekių kainuoja apie 60 eurų. Man atrodo, čia ir tai gal net su akcija. Ir tai tokių tamsintų nėra skaidrus. Šiaip nežinau, gal tamsinti kaip ir nėra, ne tai kad legalu, bet negamina, nes netitinka reikalavimų. Nežinau. Jeigu žinot, parašykit komentaruose, įdomu, gal žinančių, kad nereiktų man su ChatGPT aiškintis dabar, ar čia galima, negalima. Nu lėkiu, aš kai filmuoju, negaliu, aš viršit greičio, ta nesupranti, Tai va, važiuosim, įlysim į Pilaitę, prasuksim pro miestą, gal kažką tai užmatysiu. Kokis čia seksualus pavadinimas gyvenvietės. Boi. Na kągi, pasiekėme Lietuvos Respublikos sostinę Vilnių. Statosi chebra, plečiasi tik tai miestas. Neapsitaškiau čia mūsiam. Valiama, kaip užniso tas mūsas. Šiaip važiuoju, įsitaškant ant objektyvo, po to nieko nepanaudosiu medžiagos, išsitaškė viskas. Kraujais, pūlė, visi ten... Ai, problemos, ne, pirmo pasaulio. Kad visiems tik tai tokios bėdos. Taip, važiuojam, nekertu jokių ištesinių linijų, neprisgalvokit čia. Nieko nebuvo. Parašykit komentarų kas nors po video, nes kažkaip tai nežinau, ką čia daryti, daugiau gerinti į kurią pusę čia. Aišku, aš tokių nesąmoningų, kur šnekėjimo video gal ir nelabai daug padaręs, gal tik tai vieną, man atrodo, kol kas. Bet, gal daugiau gal reikia padaryti. Aišku, tai sezonas baigsis ir pasibaigs visi mano pliurpalai. Čia net nežinau, įdomu, neįdomu. Aš asmeniškai pradėjau domėtis biški motociklais, pradėjau ieškoti, kas daro vlogus lietuviškai. Nes būtent šneka ir taip liaudiškai tariant kažką tai aktualiai, neaktualiai, nežinau, ar ten iš pagal kontekstą, ar kažkokią tai temą gvildena. Su tema sunku man gvildent, kai neturiu kažkokių tai klausimų. Bet galbūt kažkas domintų, gal kažkas įdomu. Kas geriausia, tai aš galiu kokią tai patirtim pasidalinti, kaip man sekėsi ten, pavyzdžiui, egzaminą kokį laikyti ar dar kažką. Jeigu tik tai tamstam būtų intereso šitoj vietoj, tai prašau. Pliusai, ne minusai, taip sakant, galima pasidalinti. Va, kuris nulekė šitą Aldoną, niekur tai nenulekė. Mane aplenkiai, tu ten didžiausiu greičiu susitinkam Pilaitėj.
Nu. Ir ką? Skubėjom, pyst vasarą praėjo, net neatėjus, nu. Ir ką čia dabar panašu? Ir ką čia panašu? Šiaip žiūriu, ar neapsišyko kamera, nu gal ar ne. Mieste pliusas važinėt, kad nėra vabalų. Tik į užmiestį išvažiuok, iškart vabalai pradeda taškytis. Visur jie lenda. Šalma būna įskrenda, jau tik kutena ūsus, kokius tai su savo ūsais, kokius tai. Miesto minusas, šviesoforai. Dabar yra 25-6 ar 26 šilumos. Ir mato, čia yra temperatūra. Temperatūra paprastai būna vis tiek koks 8-9 turbūt laipsnių. Nu, mašinom, nežinau, motociklai tiesą sakant, gal 100 vis tiek neturėtų gal siek. Ir tu sėdi virš tos temperatūros. Virš variklio, apžergęs variklį. Ir te visi šiluma tau puikiai kyla į viršų, nes kas žinot fizikinius dėsnius, šiluma kyla į viršų. Ir labai smagiai kepina, ir kai tu blemba dar su juodom kelniam ir saulė kepina, į variklis kepina, nu tai tu toks ten virtinis toks gaunasi. Oi, pasivėdinkim biškį, atsisakėm, atsidarykim stikliuką. Kad arčiau nevažiuoji, važiuok, taigi yra pilna vietos, tai čia mane užleidai, aš nevažiuosiu. Aš stoviu jau ten, kur man reikia. Pravažiuoju, bėkit, nespėsit, ponė. A jau duosit žalios? Duosit. Labai gerai. Oi, kaip negražiai pradėjau važiuoti. Užgazavau, jopšik. Profesionalas, matai. 60 greitis, papūsk į rūrą. Čia visur tų dabar sektorinių pridėta. Aš kadangi tvarkingas vairuotojas, aš neviršysiu greičio, po miestą važiuojam savo mėgavomės. Saus pakainus. O, motoroleristai. Jeigu jūs galvojate apie motociklą ir galvojate, kad tai padės jums susirasti antrą pusę, nesvarbu kokios lėties. Nežinau, negaliu patvirtinti, nei paneigti, ar padės. Ar ten dėmesio daugiau susilaukt? Nu, gal ir susilauksit, bet iš ko susilauksit garantuotai, tai iš mažų berniukų dėmesio. Apščiai. Pilna, tu tik tai jam pagazuok. Visur jie atsiranda, nežinau, iš kur jie atsiranda. Važiuoja, nėra vaikų. Pyst vaikas jau yra, jau rodo, pagazuok, tipo. Oho. Nu tai ką, pagazuoji, nes tik aišku. Togi ir laukia tik tai, kad pagazuot. Nesgi dėmesio gausi. Buvo atkreiptas dėmesys į tave. Nesvarbu, kad tu važiuoji su senu motociklu visiškai utinainas, kur, žinai, kas nesidomi, tas nesupranta. Atrodo, čia jau baisiai kietai motociklistas. Nu ir man taip gal atrodydavo. Kas dar miestį yra važiuojant, man jau ir šiaip užmiestį išvažiavus pasivažinėt po visos dienos jau ranką paskausta nuo sankabos, nes vis mane baisiulingai sankaba. Tokia, nu, kieta pavadinkim. Sunki, tai ranka pakerta. Tai mieste, kai reikia iš vietos daugiau pajudėti, tai biški jau prasideda diskomfortas. Grožis reikalauja aukų, motociklizmas irgi reikalauja aukų. Tam tikrų nepatogumų. Pavojingai iš čia važiuojus, manęs nemato galimai. Bet skirtingose juostose tai kaip ir gal nieko. Na štai iki Konstitucijos prospektas Vilniaus Manhattanas. Verslo širdis, ofisinų koncentracija didžiausia. Na ir pats, aišku, čia dirbu kažkuriam iš tų verslo centrų, neatskleisiu kur. Kai dar neprasideda sezonas, helikopteris nuskrido. Kol dar nebuvo prasidėjęs sezonas, galvojau, nu, važiuosiu į darbą vasarą kiekvieną dieną su motociklu. Nu, taigi kaip smagu, geras oras, kamščių išvengsiu. Nes dalykas kamščių nėra. Va. Helikopter skrenda. Tai apie ką aš čia? Kamščių tipo nėra ir smagu. Kai reikia važiuoti ir vasaras nebuvo normalio šiais metais. Ir plius tingisi, nu, kiekvieną rytą ten, aišku, ir vėsesnį tie rytai būna, ir rasa.
Ir aš kadangi kieme motociklą laikau, nusidenk tai, pasidėk uždangalą, apsirenk aprangą, nes aš be aprangos gink dieve nevažiuoju su maike, su šortais, jau tikrai manęs nepasadinsit, nes po savo avarijos jau pradėjau vertinti apsaugos priemonės visas, tai pilnai visada apsirengęs važinėjau, nesvarbu karšta, nekaršta. Tai tas biški nepatogumas, kad kiekvieną kartą apsirengt reikia, po to atvažiuoju į darbą, reikia tada nusirengt, tiksliau persirengt, batus persiūt, tai, na žodžiu, sudaro papildomų tokių reikalų, kuriuos tingisi daryt. Ir tada gaunas, kad važiuoju tik tai savaitgaliais arba po darbo. Pradžių sezono būna hypas toks, kad blemba, reik važiuot, reik varyt. Ir aišku, dienos ilgesnės, linijos subrašytos. Spėjo, tik rugsėjo 1. Maladėts. Tai žodžiu, sezono pradžioje norisi važiuoti, pasilgęs esi, bet ir baisu tada važiuoti būna, nes atpratęs jau po to žiemos, bet tada važiuoji daugiau link vidurio. Jau tada tingisi, nes reikia apsirengt, susiruošt. Jeigu dar nori su kažkuo, ne vienas, tai tada prasideda susiderink tu tenai, kažkai gali, negali, ten susitikti kada, kur. Tai prasideda niuansėliai. Vienu žodžiu, expectationai buvo vienokie prieš pradedant važinėti su motociklu, bet realybė tada gaunas šiek tiek kitokia. Atrodo, kad o jau kai dabar važiuosi pastoviai, tai nevažiuoju pastoviai, bet čia aš iš savo patirties kalbu, kai čia nupiešta, wow. Ir kitas dalykas, kad atrodo su chebra varysi, smagu, bet nevarai, nesunku susiderinti, kažkokie planai visokie, tas gali, tas negali, tai atsiranda tada kliuvinių visokių ir tas expectationas visas tavo, ko tu tikėjaisi, subliūkšta. Šitą trūksta stop juostos, stop linijos. Bus ant viduoso draugelis, bet kitas su šortai su maikė. Aš per savo šitos visokius offroadinimus ir naršymus visokių apleistų vietų ir žvyrkelių važinėjimų man suskyla per pusę stikliukas. Buvo čia biški taip įskylęs, jei dabar suskyla iki pat beveik apačios. Nesiseka man su tam technikom, taip pat sulaužau, tai lūžta savaime. Tai dar plus irgi pavažiavęs po šitų visų žvyrkelių, nes vienas ypatinga tarka čia tokia buvo. Tai po to motociklą ploviausi, tvarkiausi, grandinę reikėjo įsivalyti nuo tų žvyrų ir šiaip nusiplaut visus vabalus, tai apsižiūrėjau motociklą dar profilaktiškai. Ne tai, kad aš labai ten kažką suprantu, ko ten aš turėčiau surasti, blogo ar gero, bet tiesiog. Ar visi varžteliai vietoj? Tai radau, kad vieno varžtelio trūksta. Parėjau namo, sakau, varžtelio trūksta, sako, kam? Tau ar motociklui? Tai man irgi trūksta biški. Bet motociklai irgi trūko tada tuo momentu. Gerai, kad turėjau dar vieną. Įsukau. Ir vėl viskas, ko puikiausiai. Aš kaip netikras motociklistas stoviu, kamšti, nelendu tarp mašinų. Va, visi pravažiuoja savo spakainį. Jūs kitur važiuosit. Mašinų stovi laukia, matai. Autobusai kėsinasi čia nužudyti. Supratau. Blemba, kuras tau baigęs miesto vidury? What the fuck, aš nesuprantu, kaip iš žmonės važiuot, kad jums kuras mieste baigėsi. Prasiveržė pykčio priepolis, bet realiai aš nesuprantu. Tai sunku tau įsipilt, aš, pavyzdžiui, niekada nevažiuoju, aš net lemputės niekada nesulaukiu. Su mašina važiuojant, su motociklu, tai čia pas mane jokių lempučių nėra, tai žiūriu pagal range'ą, tai visada dasipilu, kad su pilnu baku į kelionę išvažiuot, kad nebūtų netikėtumo. Čia mieste, ant sankryžos užgesa pilasi kūrą, matai.
Wow. Neįtikėtina. Man asmeniškai labai nesuprantami dalykai. Nu, bet tikrai su oru tai pasisekė šiandien, kaip tu nori, taip sakyk, nu. Oi, biškį įsilėkiau. Atsiprašau. Atleiskit, dovanokit. Sustojame tepalus į kondensatus visus nuo Kandiškių mašinų. Opa. Čia man gliučina lemputė. Laisvo bėga, nesuprantu. Lemba. Nu jo, nedega lemputė, laisvo bėga, bet aš ant laisvės stoviu. Čia dabar bus. Nu, smagu atsukti yra rankenėlę, nu labai smagu, nu provokuoja tas motociklas. Kaip tu nori, taip sakyk. Kaipgi nelakstys su jais, bet reikia labai tvardytis, visada tvardytis, tramdyti save, riboti. Nes prisidirbsi reikalų kitaip, 50 radaras. Mažiname greitį. Nežinau, aš visiškai nesuprantu, aš su tam technikom, man svarbu, kaip pili benzinai važiuoju, o daugiau aš nesuprantu. Tai čia be posūkių, ponai. Santariškių žiedas. Blemba, vieną kartą čia naktį, 2:30 gal, girdžiu, sraigtasparnis virš namų skrenda. Ir aš, kadangi šiek tiek domiuo šitais dalykais, iš garso, nu čia, aišku, tai specialistas iš garso, tai spėjau, kad mūsų karinis Mi-8, kiek man pažįstama iš garso. Nu ir atspėjau, žiūriu kitą dieną straipsnį, kad buvo transplantacija, tai jisai čia leidosi šitam žiedė, o šitam žiedė. Paėmė, tiksliau atskraidino organus, po to virš mūsų namų praskrydo naktį. Tai tas garsas buvo, nu, įspūdingas, ten jau virš namų stogų praskrydo. Tai buvo išsigąsta dabar su visais Ukrainos kontekstais, tai biškai gazdino tokie dalykai. Kur einat, ką darysi, kad čia dabar darot? Na, ar gražu? Na, eina. Aš suprantu, ponia, kad netoli dar yra ligoninė. Nu, bet ar būtina yra rizikuoti taip, nu? Medikam darbo, nu. Tik tai papildoma po to. Ai, kaip negražu. Aš atsimenu, kai aš susivarčiau su motociklu ir sulūžau, nu tai skauda man, aišku, ten reikia ligoninę, kad tai priimamai, bet tokia kažkokia sarmatas jausmas, toks gėda, kad tau reikia tos pagalbos, kad čia dabar kažkas tavim rūpintis turės. A čia jokios va, jokio visiškai, jokios sąžinės, atsiprašant. O jau šilta, kaip tarp kojų darosi. Ai. Nu, ne dėl to, kad apsimyžau, tiesiog labai nuo variklio gerai kaitina. Čia sustojus. Vis prie šviesoforo, tai šildo, kaip maloniai, žinokit, kad jūs žinotumėt. Ui, norėčiau tokio Subarkės. Arba tokio Subariko norėčiau, arba Toyotas GT86. Tokios man visai nieko, tokia daily būtų. Paprasta mašina šiaip iš tikrųjų. Kiek domėjaus, tai labai pigi. Nu kaip pigi, ta prasme pagal. Čia nėra kažkokia sportinė mašina. Bet važiuoja visai tipo maloniai. Hebros. Nu ką? Neužtenka čia man blevizgot. Varau namo, tikiuosi, nežinau, čia įdomu, neįdomu, kaip sakiau, jeigu žiūrit šitą video, vadinasi, jisai pasiekė dienos šviesą. Tai šį kartą atsveikinu, davai, ate, iki kito karto.